Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis turi teisę būti raštingas. Kitaip matantiems, regėjimo negalią turintiems žmonėms arba žmonėms, kurie negali akimis perskaityti teksto, kelias į raštingumą yra per Brailio raštą. Neįmanoma išmokti rašytinės kalbos, neskaitant ir nerašant teksto patiems. Jokios kalbos, net gimtosios, o juo labiau besimokant užsienio kalbų. Tai manau, kad yra labai svarbu, jog šią teisę būti raštingais turėtų kiekvienas Lietuvos pilietis. Viena ranka skaitau natas, kita ranka tuo pačiu metu skaitau tekstą. Tai įmanoma tik su Brailio raštu. Brailio raštas man kasdien reikalingas, nes padeda atsirinkti vaistus. Socialiniuose tinkluose rašau Brailio eilute. Knygas Brailio raštu – tai mano atostogas ir malonus laisvalaikis. Esu teisininkas ir ruošdamasis byloms svarbiausias pastabas užsirašau Brailio raštu. Na, o laisvalaikiu mėgstu žaisti šaškėmis ir Brailio raštu užsirašinėjau šaškių partijas. Tik mokėdama Brailio raštą galėjau studijuoti graikų kalbą. Jei kosmetika būtų pažymėta Brailio raštu, pati įsirinkčiau lengviau. Sveikas. Va, čia gavau mūsų žodžius du paėmiau, galvoju, pamatysim, kas įvyko gero. Taip, kad čia turim redakcijos skiltis. Aha. Pauliau, šiaip aš pagalvojau, nepaisant tų technologinių proveržių, juk kartais taip smagu yra paskaityti kokį nors Brailio tekstą, žurnalą, tam. Tikrai smagu, ypač knygą, kai turi laisvo laiko, prisėdi, paskaitai ir tikrai atsipalaiduoji. Skaitau įvairiai. Kompiuteriu, garsinės knygas, Brailio raštu, bet savo straipsnius, eilėraščius dažniausiai rašau tik Brailio raštu. Aš labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę savo valstybėje užaugti raštingų žmogumi. Ir manau, kad ši teisė būti raštingu turėtų būti užtikrinama ir ateities kartoms. Regėjimo negalią turintiems žmonėms ši teisė pasiekiama turint kokybiškai parašytą Brailio raštą. Lietuvos audiosensorinė biblioteka. Knygos prabyla tavaip.